Bet pradžiai prašom į ekraną įdėti gerbiamą Eduardą Vaitkų. Įdėjo. Sveiki, aš Tai turiu aš- tik tai klausimą prieš pradedant. Jūs galėsit kažką dar atkreipdėmėsi, bet aš ir laidos pradžioje, nežinau, ar jūs girdėjot, sakiau, kad jūs kalbėsit apie koronavirusą, susijusius dalykus su koronavirusu, apie vakcinas. Tai aš noriu paklausti, ar jūs remsitės kažkokiais oficialiais šaltiniais, kad mes galėtume po to kažkaip apsiginti. Nežinot, ši tema yra labai jautri ir tiesiog gali užblokuoti video arba dar blogiau ten baudą duoti, kaip jie tenai baudžia. Taip. Tai va toks mano klausimas. Tik oficialūs šaltiniai, tik medicininiai duomenys. Supratau. Taigi nuo koronės ir pradėsiu. Amerikoje dirba mokslininkai, genetikos inžinerijos sritis yra svarbi. Ir vienas Bostone bedirbantis 25 metus jis su ta genetika jau ten dirba. Mokslininkas. McKennan pavardėjo. Taigi jis paėmė savo mokslinės studijas darydamas, kaip palyginamoji grupė paėmė Pfizerio ir Modernos vakcinas nuo koronės. Ir pats nustebo, pats netikėjo, kad taip gali būti, nustebo rezultatais, kuriuos jis pamatė. O jis pamatė ką? Kad tos vakcinos abiejų firmų yra užterštos bakterijų genetiniu kodu. Yra tam tikros normos. Europos vaistų agentūros, EMA, Amerikos vaistų agentūros FDA vadinasi, ar ne? Yra tam tikros normos. Tai tos normos, užterštumo normos, buvo viršytos 18,70 kartų. Oho. Tiek kartų buvo daugiau tos pašalinės genetinės medžiagos, kuri iš bakterijų. Ta genetinė medžiaga iš bakterijų turi savo specifinę charakteristiką. Jinai yra apvali. Ir jinai ne branduoli, o plazmidinė genetinė medžiaga. Ir jinai dauginasi atskirai. Jis žmogus, gal tyrimuose būna klaidų. Jis paėmė pakartojo savo tyrimą. Ir vis tiek tos pašalinės bakterinės genetinės medžiagos žmonėms skirtose vaistuose, vakcinuose labai daug. Jis tada ištyrė, o kokia ten yra genetinė medžiaga. Tai tada žagtelėjo žmogus, nes surado vienos rūšies genetinę medžiagą, kuri genų inžinerijoje naudojama tam, kad nunešti genetinę medžiagą į branduolį, į ląstelės branduolį, kad transportuoti į branduolį norimą genetinę medžiagą. Visos vaistų reguliavimo firmos, ir farmacinės firmos nebejotinai, kryžium žegnojosi, kad tikrai taip būti negali. Suleidus šitas vakcinas į genetinį kodą nieks nepapuola, negali papulti, tiesiog tai neįmanoma. Dabar žmogus padarė atsitiktinai bandymus ir paaiškėjo, kad yra pašalinė medžiaga, kuri gali pernešti į branduolį. Tai jie dabar ir ne jis vienas retorinį klausimą, kad reikia paskirti pinigus ir ištirti, ar tų paskiepytų ribonukleinės rūgšties pagrindų messengerio ribonukleinės pagrindų vakcinomis, tai Pfizerio ir Modernos, nes tos būtent naujosios, kurios iki šiol nebuvo ištirtos. Ar paskiepijus žmonės, į jų genetinį kodą kas nors papuolė, ar ne? Tai šitoj vietoj baigiu ir šoku priminti. Švedijoje Lundo universiteto mokslininkai jau seniai, jau prieš metus laiko, padarė tyrimą. Tiesiog daro mokslininkai, į ką nors pabandom padarom. Tai jie paėmė žmogaus kepenų ląsteles. Ir jas augino mėgintuvėlyje, vadinkim, lėkštelėje. Jos vienu sluoksniu gražiai tenai įsidėsto. Ir prie šitų žmogaus kepenų ląstelių paėmė ir pridėjo vakcinos.
kurioje yra ta messengerio ribonukleinė rūgštis. O paskui jie paėmė ir tų ląstelių branduolius ištyrė. Tai reiškia branduolį, kur genetinė medžiaga. Žmogaus kepenų ląstelės, genetinė medžiaga. Ir ką surado? Surado, kad ta messengerio ribonukleinė rūgštis pateko į branduolį. Šitie Lundo universiteto mokslininkai jau prieš metus laiko tą patį nustatė, tik tai kitokiom priemonėm. Jie nustatė, kad pateko į branduolį. Pratęsimas šito. Tuo baigėsi. Jie mokslinę publikaciją išleido ir tuo viskas baigėsi. Dabar Associated Press. Didelė gigantinė pasaulinė informacinė kampanija. Išleido savo papildomą tyrimą, melo detektorių. Ir apie šitą studiją, švedų studiją, pakalbėjo atskirai. Ne, yra neteisinga suvokti, kad šitą vakciną suleidus gyvam žmogui, kad vakcinos genetinė medžiaga patenka į to žmogaus genetinį kodą. Ten buvo bandymas apie kitkas, ten buvo ne su gyvų žmogumi, ten buvo su audinių kultūra. Ir šito bandymo tiesiogiai perkelti į žmogų negalima. Tai Associated Press demaskavo melą, kuris buvo skleidžiamas, nes atseit, kad gali Modernos ir Pfizerio vakcinos papulti į genetinį kodą, nes tiesiog papulti negalima. Tai dabar tas Bostono profesorius, dirbantis genetikos srityje, genų inžinerijos srityje, iš kitos pusės vėl nustatė tą patį. Į genetinį kodą papuola. Aš atsakau dabar žodžiais už save. Nieks nežino pasaulyje, kokios pasekmės nuo to bus. Bet tos pasekmės tikrai paaiškės. Moksliniu požiūriu tai labai įdomus eksperimentas. Suleista, pasižiūrėsim, kiek atsitiks kam papildomai kažkokių tai bėdų. Aš primenu, kad ir visos farmacinės firmos yra atleistos nuo atsakomybės dėl ilgalaikių žalingų pasekmių žmonėm, kuriem buvo suleistos tos vakcinos. Kas be įvyktų, farmacinės firmos yra nekaltos. Juridiškai iš jų nieko pareikalauti negalima. Pabaigai dar pridėsiu, kas yra tikrai irgi žinoma ir kardiologijos moksliniuose straipsniuose buvo nustatyta. Padarė tyrimus. Kai žmogui suleidžiama šita genetinė medžiaga, nes messengerio ribonukleinė rūgštis yra genetinė medžiaga. Kai suleidžiama šita vakcina, kuri yra genetinė medžiaga ir kurios uždavinys, kad ląstelės citoplazmoje pagamintų nenatūralų tam tikrą baltymą, į kurį, nes jis nenatūralus, į kurį visas kūnas turi sureaguoti ir pagaminti apsigynimo baltymą. Ir tada žmogus kūnas moka apsiginti nuo šito baltymo, kuris yra tose virusuose. Taigi, suleidus žmogui šitos vakcinos, jie konkrečiai žiūrėjo kraujagyslių vidų. Tai kraujagyslių viduje ten vienos ląstelės išklotos, kurios vadinasi endotelis. Tai kraujagyslių viduje labai padidėja uždegiminiai markeriai. Tai reiškia, labai padidėja tam tikrų medžiagų, kurios rodo didelį uždegimą kraujagyslės viduje. Kame problema medicininė? Kai širdies kraujagyslės viduje didelis uždegimas, tada susiformuoja trombiukas užkemša spindį, tuo kliniškai pasireiškia miokardo infarktas, širdies suvirpėjimas, numirė, gražiai palaidojam ir tai nieko nesusiję su skiepais. Nes taip būna ir normaliems žmonėms. Visada tai būna. Ūmus miokardo infarktas būna dėl to, kad krešuliukas susiformuoja.
Jeigu žmogus serga kokiom lygom ir uždegiminių tų markerių, kurie parodo markeriai, kad yra kraujagyslių viduj uždegimas, uždegiminių markerių yra daugiau, tai jam didesnė tikimybė, kad įvyks miokardo infarktas, jeigu širdyje, o jeigu smegenų kraujagyslėse, tai insultas vadinasi. Ir tada žmogus nuo to ir numiršta. Tai šitas yra dokumentuota ir įrodyta. Aš pakartosiu, nes aš manau, kad tai būtina ir svarbu. Savo klausimus, kurie buvo labai jau prieš 2 metus nusiųsti sveikatos apsaugos ministrui, kur aš prašiau paaiškinti man, nesusipratėliui. Taigi klausimas. Kai suleidžia žmogui, pavyzdžiui, man vakciną, man nesuleido nei karto. Bet klausimas. Kai suleidžia vakciną, kokiose ląstelėse, į kokias ląsteles ta genetinė medžiaga papuola. Į smegenų ląsteles, į širdies raumens ląsteles, į riebalų ląsteles, į kepenų ląsteles, į kokias ląsteles. Nes man ne tas pats, jeigu ar papuola į smegenis ir smegenyse pradeda ląstelės gaminti nenatūralų baltymą. Sekantis klausimas. Ar mano kūnas tada tą nenormalų baltymą gaminančią mano ląstelę turi sunaikinti, ar ją sunaikina ar nesunaikina? Apsigynimo mechanizmas toks, kad gali sunaikinti. Tai natūralus procesas būtų. Bet aš klausiau ministro, ar sunaikina ar nesunaikina, kur moksliniai duomenys? Aš atsakau už ministrą, nes jis nieko neatsakė. Nėra tokių mokslinių duomenų, garantuotai. Nes tiesiog tai neaktualu šitie klausimai. O paskui su tuo susiję irgi įvairūs kiti klausimai, kur man kaip žmogui, kad priimti sprendimą, ar skiepytis nuo šitos ligos, prisiimant visą atsakomybę. Farmacinė firma atleista nuo atsakomybės, Lietuvos valstybė ministro asmenyje, tiek Verygos asmenyje, tiek Dulkio asmenį, jie kategoriškai atsisakė, jeigu įvyktų kokią nelaimę dėl paskiepijimų, kompensuoti žmogui materialinę prasme tą nelaimę. Nors Europos parlamentinė asamblėja savo nuostatose parašė, reikalavo, kad taip būtų kompensacijos mechanizmas nustatytas. Nei Veryga, nei Dulkys kategoriškai atsisakė. Tai žmogus besiskiepydamas, jis prisiema savo asmeninę atsakomybę dėl galimų komplikacijų, farmacinė firma nekalta, Lietuvos vyriausybė nekalta, Lietuvos valdžia nekalta. Žmogus pats prisiema atsakomybę, suprasdamas, kad, nes popieriuose parašyta, kad viskas gali įvykti, kas tik nori. Ir dar priedo gali įvykti ne tik, kad ūmiai per dieną, per savaitę, per mėnesį, gali ir po 5 metų komplikacijos būti, kurios, jeigu bus, paaiškės ir visa žmonija praturtės savo žiniomis šitoj medicininiai tematikoje. Tuo ir pabaigsiu. Nu, čia ir dėjot, ne viską aš ten supratau tų medicinių, bet pakankamai aiškiai išaiškinot, aš tik pasižymėjau, užterštos bakterijų genetinių Bakterijų genetinė medžiaga. Taip. 18-70 kartų. Kartų. Negu normos galimybė. Nu tai čia tas pats, kad kaip ir maistą ar vandenį mes užterštą. Nu tai tarkime, jo maiste galėtų būti va ten 100 bakterijų, o pas jūs yra ne 100, o 2000. Arba 7000. Supratau. Ir jūs sakėt, kad tas tyrėjas, kuris tai atskleidė, iš karto nepatikėjęs ir vėl ten tyrės, kol gal... Pakartojo. Nes medicinoje, nu kaip ne tik medicinoje, nu gal kokia klaida, gal iš išorės kas nors ir panašiai. Tai jis pakartojo 2 kartą, nes tai neįtikėtina, tai būti negali. Taip visos normos viršytos. Ir jisai teigia, kad reikia skirti pinigus ir ištirti dabar visą šitą reikalą. Tai taip, be pinigų neištirsi, taip? Taip. O tai mano klausimas tada, o jo nenušaus paprastuoju būdu šito tyrėjo? Nu, kol kas jisai gyvas. Nu, visada kažkas kol kas gyvas, kol po to pasidaro nebegyvas.
Kaip Jūs mano dabar jau atmetus mediciną, juk tai turbūt tikrai neatsitiktinumas, tai sąmoningas veiksmas. Reiškia, tai yra Aš eksperimentas. Audriau, prieš tai įsiterpsiu. Pamiršau pasakyti, bet čia kaip tik į kontekstą. Ministras Dulkys Lietuvoje įsakymą savo išleido ir suteikė teisę įvežti šitas vakcinas į Lietuvą be brūkšninio kodo. Brūkšninis kodas privalomas absoliučiai visiems vaistam. Nelegalūs vaistai. Neįmanoma, kad būtų be brūkšninio kodo, nes tas kodas padeda identifikuoti, kur, kaip ir netgi kaip buvo transportuota. Tai būtent šitas vakcinas ministro atskirų įsakymų vieninteliai vaistai visoje Lietuvoje buvo leista įvežti be brūkšninio kodo. Be identifikacijos. Tai va, iki ko mes nusirytom, kai žmonės taip atsainiai žiūri į savo valstybės vadovus, viską jiem atleidžia, nesureikšmina ir tokie dalykai vyksta. Iš tikrųjų labai įdomi informacija, aš pirmą kartą girdžiu, man tai kažkaip labai baisiai skamba. Tai yra didžiulis O man tai eksperimentas. labiausiai patiko, kai aš pamačiau, kad Associated Press čia kaip melas atseit Lundo universiteto tų mokslininkų, kad papuola į genetinį kodą. Reikėjo supasakot pasakas, kad tai melas, ne. Nes čia ne tas pats, ten tik tai audinių kultūrose, o gyvam žmogui tai būti negali. Bet taip įvyksta. Klausimas, ar kas nors Lietuvoje, aš kalbu apie tuos nepriklausomus užsakomuosius ir valstybinį transliuotoją, jau paskelbė apie tai, jau gal diskusija kokia? Niekur nemačiau. Tai nereikšminga informacija, turbūt jų nuomonė. Supratau. Gerai, turbūt reiks pratęsti temą, pažiūrėti, kaip pasaulis reaguoja. O čia kada buvo paskelbta? Čia jisai padarė tuos eksperimentus 23 metų pavasarį, o prieš pusmetį kažkas. Čia nieko naujo iš esmės. Bet skamba naujai. Gerai, trumpa socialinė reklama ir tada mes prijungsim ekspertai visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovą Šarūną Puidoką ir truputį paliesim kultūrą tam tikrų kampų. Kiekvieno agitatoriaus prieš skiepus paklausčiau, ar tu nori, kad daugiau žmonių mirtų? Ne, nenoriu. Taigi į studiją prašau Šarūną Puidoką įtempti.